Prancūzijos finansų ministrė Christine Lagarde išreiškė šalies norą, jog visos eurozonos vyriausybės ir kitos ES šalis ateityje sutiktų griežčiau koordinuoti savo ekonomikų politiką. Cituojant jos žodžius, krizė parodė mums, kad nepaisant Maastrichto sutarties, riboti vyriausybės skolos neužtenka. Airija atitinka šios reikalavimus ir vykdo visus įsipareigojimus, tačiau jos ekonomikos būklė yra sunki. Lagarde teigimu, ES neturi žiūrėti tik į biudžetą, ji turi kontroliuoti ir narių ekonomikų plėtrą. Ministrė paaiškino, kad Vokietija ir Prancūzija būtent taip ir ketina elgtis. Šios dvi šalis pradės koordinavimą, kai tik paaiškės artimiausių poros metų biudžeto planai. Ministrė pridūrė, kad vargu ar visos 27 valstybės sutiks su savo ekonomikų koordinavimu. Tarp šių šalių jie išskiria Didžiąją Britaniją, kuri jos teigimu gali nesutikti su kai kuriomis sąlygomis, tačiau paragino veikti kitas ES šalis. Užsienio reikalų ministrė Chan Yu šiandien paskelbė, kad Kinija yra pasiruošusi padėti Europos šalims kovoje su krize. Jos teigimu, Europa liks pagrindinė Kinijos valiutos rezervų investavimo rinka, tačiau ji pridūrė, kad klausimas apie tai, kokias obligacijas norės pirkti Kinija, yra nesusijęs su jos ministerijos darbu. Nebuvo pažymėta ir tai, kaip Kinija gali padėti Europos šalims. Ministrė pakartojo, kad Kinija palaiko priemonės, kurių imasi ES ir Tarptautinis valiutų fondas, norint pasiekti finansinio stabilumo Europoje. Iš statistinių duomenų galima išskirti naujienas iš Prancūzijos. INSEE agentūros duomenimis vartotojų išlaidos šalyje lapkritį palyginti su spaliu pakilo 2,8%. Tam turėjo įtakos padidėjęs automobilių pardavimų skaičius prieš automobilių pirkimų stimuliavimo programos galiojimo laiko pabaigą. Tai padėjo kompensuoti išlaidų mažinimą praeitą mėnesį. Tai tiek šiandienai. Bendrovė Real Trade linki jums gražių bei jaukių švenčių ir atsisveikina iki pirmadienio.